taiklaus šaulio ginklas, jisai efektyvus yra 900 metrų, tai beveik kilometro atstumu, gerai treniruotas karys, jau jis gali nukauti priešo karius. Toliau priešas gali naudoti, vėlgi, įvairias priedangas kažkokias tai, arba kažkokias didesnis priešo padalinys juda, tada naudojamas kulkosvaidis, kuris vėlgi pažeidžia priešo karius, tam tikras fortifikacijas, kada priešas dar priartėja, tada jau naudojami šaulių ginklai. Matot, yra žiūronai, matot, yra radio stotys. Į šitą transporto priemonę telpa skyrius karių, tai yra 10. Standartinis skyriaus dydžio karių vienetai. A tu neklausi, kur šie ginklai? Transporto priemonė išvysto iki 110 km greitį. Poligone vykdant veiksmus realioj vietovėje vidutinis greitis 40-50. Būrį sudaro 4 transporto priemonės. 3 skyriai ir plus vadovavimo automobilis. Šiuo metu matot 12,5 mm patranką. Galim būti montuojami, neseniai pravažiavo porą šarvuočių su prieštankiniais ginklais, tai 90 mm patranka, gali 30 mm patranka būti naudojama. Pastebėsit, galite įlipti į vidų šarvuočio, tam, kad šaudyti, nereikia žmogui, kariui išlipti iš transporto priemonės. Viskas valdosi ekranu, vėl papildomas saugumas.